Ar neturite ką veikti? Ar stengiatės būti paslaugus ir draugiškas savo draugams, bet ir vėl apsiejokite prieš juos? Stengiatės suteikti gyvenimui spalvų, bet ir kiek kartų bandytumėte, jums niekas nesigauna. Ar žiūrite pro langą saulėtą dieną, bet matote tik lietų? Jei kenčiate bent nuo vieno iš šių simptomų, mes turime pasiūlymą jums. Savanoriauk gailestingumo kongrese. Turbūt klausi savęs, Ar verta? ar tai man? Mes tau padėsime atsakyti į šį klausimą. Kaip tau skamba? Puikus savaitgalis Vilniuje, su galimybė prisidėti prie didžiausio krikščioniško renginio šiais metais. Susitikimas su tūkstančiai žmonių, tarp kurių bus seni ir net nauji jūsų draugai. Savanorystė visada išeina į gerą. Kartą pasavanoriavęs negali sustoti. Tik pažiūrėkite, kaip savanorystė keičia žmogų ir aplinką, kurioje jis yra. Dauguma apklaustų savanorių tvirtina, kad rezultatus matysite jau pačią pirmąją dieną. Gegužės 6-8 dienos Vilniuje. Tai laikas nesuvaidintams emocijoms. Tai laikas juokui. Tai laikas savanorystei. Tai laikas pabusti gyvenimui. Todėl kviečiame tave registruotis ir mes labai tavęs lauksime. O tu varysi ar ne? Nežinau. Šagra.